Sveiki, sugrįžę į Lietuvos ryto televizijos naują dieną. Čia vis dar aš, žurnalistas Vytautas Bruveris, ir dabar šnekuosi su karybos istoriku ir tyrinėtoju Giedriumi Petkevičiumi. Sveiki. Labą dieną. Tai aš norėčiau pratęsti su jumis iš esmės pokalbį, kuris čia ką tik vyko studijoje su prezidento vyriausiųjų patarėjų Deividu Matulioniu. Aš jau klausiau, kaip jisai vertina tą tokį, kaip ir įprasta jau tarsi tokiais atvejais, droniniais tokiais atvejais, žodžiu, pas mus kritikos škvalą kariuomeniai ir politiniai, kariniai vadovybei, bet šį kartą tokį itin, nežinau, apokaliptinį ir aštrų, ne? Žodžiu, kad viskas pražiopsota, pramegota, nieko nepadaryta, kai tuo tarpu jau užvakar ar nežinau, užpraeitais metais reikėjo pastatyti Lietuvoje auksinį, sidabrinį ar kokį ten geležinį, reiškia, kupolą, tokį, koks yra Izraelyje, žodžiu, ar tokį, koks čia dabar, kokį Trumpas, nu, kokį kitą daugiau kupolą, į neauksinį Trumpas statys, reiškia, Amerikoje. Tai kaip jūs vertinat šitą visą kritiką, kiek jį pagrįsta? Žinot, jūs užsiminėte apie tą kupolą ir man iš karto mintis, aš mačiau pono Jeglinsko vakar komentarą, įrašą ir jo komentarą apie laidą kitoje televizijoje. Jisai vardino, kad mums reikia turėti gintarinį kupolą. Tai fantazijos, ko gero, šioje vietoje nei pas vieną, nei pas politiką, nei tikiu pas kariškius galbūt irgi netrūksta. Na, bėda ar ne bėda, tiesiog tokia, taip jau yra demokratijose, kad kariškiai negali kaip civiliai, ypač kaip politikai, komentuoti į kairę, į dešinę, arba negali to daryti kažkur tai viešai socialiniuose tinkluose. O pati kritika, jinai, na, žinot, nėra dūmų be ugnies iš vienos pusės ir, na, tiesiog, kaip kas sako, vadovaukimės verslo modeliu, kad, ta prasme, nesvarbu procesas, svarbu galbūt galutinis rezultatas, kažkoks tai Lietuvos Respublikos karinis pelnas, jeigu taip literatūriškai pasakius, tai yra mes arba turime prasiveržusi, nukritusi droną, turime pastebėtą, nepastebėtą droną, sprogusi, nesprogusi droną, arba turime rezultatą, tai yra to drono neturime. Tai aš viską suprantu, tačiau, na, žmonės tokie būtybės, kad jie nelabai gali sustoti pusiaukeliai ir aš matau absurdiškų kaltinimų ir dar absurdiškesnių pasiūlymų. Ir kalbant apie tuos kupolus arba lyginant, tarkime, su minėtų Izraelio ar nežinau, kaip atrodys prezidento Trumpo tas auksinis kupolas, visgi tai mums yra nepasiekiama svajonė, pasakysiu taip paprastai, nes jeigu lenkdami pirštus techniškai žiūrėsim, tai galime skaičiuoti ne milijonus, ne šimtus milijonų, tačiau milijardus, nesvarbu, dolerių ar eurų, ir tai yra tiesiog nepasiekiama. Kitas dalykas, ką mes galime daryti čia ir dabar, tai aš manau, apie tai reikia svarstyti ir žinoma, kad daryti, o mažiau kalbėti. Ką mes galime daryti čia ir dabar ir kas nepadaryta, na, tuo požiūriu, kad tikrai galėjo būti padaryta, bet nepadaryta? Visada galima pasižiūrėti, nežinau, į 2014-uosius ir tada tą skambutį, na, priminsiu, kad vienas pirmųjų pirkinių tais metais tai buvo oro gynybos priemonės už papildomai skirtas lėšas, dar pono Oleko ministravimo metu buvo iš Lenkų užsakytos oro gynybos sistemos Grom. Tai vėlgi tai buvo tikriausiai, na, padaryta ne tiek dėl to, kad tai trumpas pristatymo terminas ar panašiai, o dėl to, kad patys kariškiai ir karinė vadovybė jau iš civilių pusės labai puikiai identifikavo, kad pas mus yra itin mažai oro gynybos priemonių. Na tai iš principo ta situacija kaip ir pasikeitė, bet žiūrint į besiplečiančią kariuomenę, į naujus reikalavimus, į grėsmių atliepimą, pas mus tų oro gynybos priemonių vis dar mažai. Ir aš kalbu ne tik tai kaunančius elementus, tai yra kažkokius tai raketų paleidėjus, galime skirti dvi dalis. Tai yra identifikacija ir jau taikinio numušimas arba nukovimas, kaip sako kariškiai. Tai šitoj vietoj ir vienoje ir kitoje vietoje mums reikia labai stipriai pasitemti ir nesutikčiau su tais kritikais, kurie sako, kad mes nieko nedarome. Mes iš ties darome ir jeigu pamenat, kovo mėnesio pradžioj pats ministras Kaunas sakė, ir tai yra, na,
tiesiog ne tai, kad vieša paslaptis, o ne paslaptis, kad dar šiais metais, dar artimiausiais mėnesiais atvyks pas mus tai identifikacija reikalingos priemonės, tai yra visa eilė radarų. Konkrečiai ten bus Giraffe 1X toks radaras, bus pirmieji pasyvūs radarai stebėjimo, kurių mes iki šiol neturėjom. Žinoma, klausimas šiek tiek atviras, kiek užtruks jų integracija, tačiau bet kokiu atveju mums tikrai nereiks laukti iki 2030-ųjų, kaip čia kažkas bando teikti. Ministras vakar kalbėjo, kad vat, ir čia tą mes prisiminėm ir priminė prezidento patarėjas studijoje, kad pasak ministro jau yra įsigyti tam tikri radarai, tam tikros sistemos, kurios kaip tik ir leis nustatyti net ir žemame aukštyje, pastebėti žemame aukštyje skrendančius objektus. Žodžiu, tai tik tai vat, klausimas jų, kaip čia pasakyti, nežinau, instaliavimo, taip, ar paleidimo jų klausimas. Tai žodžiu, tarsi, kaip ir jūs sakot, tarsi jau buvo pradėti daryti veiksmai. Tik tai, na, čia visada klausimas, visada kritikai sako, kad kodėl tik dabar, kai tokia būtinybė ir toks poreikis ir toks pavojus aiškus jau, nežinau, mažiausiai pusantrų, jei ne porą metų. Na, tiesiog čia belieka pritarti ne pačiai mėgstamiausiai mano asmeniškai šalies politikai premjerei Ruginienei, kuri sakė, kad neateisi ir nenusipirksi nuo lentynos, kaip bulvių, pieno ar dar kažko tai panašių dalykų. Mano žiniomis visgi po praėjusios vasaros sprendimo skirti oro gynybai papildomas lėšas, vėlgi berods po valstybės gynimo tarybos posėdžio nutarimo ir jas skyrus, tie radarai buvo užsakyti. Pirmieji, aš vėlgi remiuosi pačių ministrų Kauno, jau yra atvykę ir laukia visai tų atvykimų, tiesiog tų gavimų. Tai šiuo atveju, kaip komentavo man su labai tampriai kariškiai, su oro gynyba, ne tik susipažinę, bet ir dalyvaujantis tame asmenys, visgi tai pavyko gauti vos ne nuo lentynos, taip vadinamos. Tai yra, mes tai pakankamai greitai gausim. Kita dalis, aš manau, kad ta geležis arba tos kovimo arba identifikacijos priemonės, tai yra tik tai ledkalnio viršūnė kažkuria prasme, nes kartais tai nėra pinigų ar tiekimo klausimas, mes turime paruošti specialistus. Ir priminsiu, kad šiuo metu mes turime vieną oro gynybos batalioną, kas prilygsta, grubiai tariant, kariškais terminais kalbant, vienos brigados pavaldumui. O mes dabar turime, vėlgi, taip primityviai sakant, 3 brigadų darinį, tai yra divizija. Žinoma, tas batalionas, jisai auginsis maždaug 2-3 kartus, taps pulku, tačiau bet kokiu atveju mums to neužteks jokiais būdais, net to būsimo pulko padengti taip, kaip įsivaizduoja kartais civiliai, tai yra kiekvienos pirkios, kiekvieno draustinio ir apskritai Lietuvą uždengti burbulų. Deja, bet artimiausius kelis dešimtmečius, netgi jeigu mes tokį tikslą iškeltume, tai yra visiškai fiziškai neįmanoma pasiekti ir tai reikėtų įsisąmoninti. Ne, tai savame suprantama tos politikų ir ne tik politikų kalbos apie tai, kad čia kuo greičiau reikia padaryti kažkokį, tokį, nežinau, ten tą burbulą, kaip jūs sakot, kad Lietuva būtų, visa Lietuvos teritorija, totaliai būtų uždengta, tai čia yra naivios ir neįmanomos šnekos toks politikavimas, bet kalba eina, apie ką čia, bandant išlukštenti tą tokį racionalų kažkokį grūdą, ne, ar galima racionalų sąlyčio tašką. Kalba eina apie tai, kad kada Lietuva bus pasiruošusi ir turės tokius pajėgumus, taip kaip, sakysim, dabar, lyginama dažniausiai yra ne visada aišku teisėta, irgi čia copy-paste tikrai nėra, negali būti, bet vis tiek lyginama, artimiausias palyginimas yra kaip Ukraina, žodžiu, atremti tokią ataką, kokias iš esmės yra Ukrainos atžvilgio, ne? Kombinuota ataka iš oro, staiga rusai paleidžia, nežinau, 500 ten įvairiausių, minimum 500 įvairiausių dronų, reiškia įvairiausių bepiločių, dar vieną kitą balistinę raketą ir dar žiūrėk kokį šuorą šitų sklendžiančių aviacinių bombų, ne, kurios naudojamos irgi rusų labai plačiai, pirmiausia fronte, pačiame karinėme, bet ne tik fronte. Žodžiu, tai vat kada nes toks pavojus, būtent tokios atakos, ar net kelių tokių atakų pavojus, jisai tikrai yra akivaizdus, kad jisai ne tik teoriškai egzistuoja.
Aš nieko ko gero labai paguodžiančio negalėčiau pasakyti vien dėl to, kad, pateiksiu tokį praktinį pavyzdį, kad jisai nebūtų, būrimas iš kavos tirščių, bet remsiuos skaičiais ir pinigais. Tai yra, mes, kaip žinote, turime mūsų tolimiausio kovimo ginklas oro gynybos sistemoje, tai yra oro gynybos sistema NASAMS. Ir, tarkime, turime tokią standartinę arba, sakyčiau, sumažintą gal bateriją iš 3 NASAMS raketsvaidžių. Tai yra, kiekviename raketsvaidyje yra po 6 raketas. Mes turime viso tokią bateriją išdėstytą, turime 18 raketų. Taigi, tokia baterija, iš principo, plius minus, jinai galėtų ginti Vilnių. Taigi, jeigu ta baterija iššauna 2 salvės, techniškai šnekant, jinai salvėm nešaudo, bet jeigu ta baterija iššaudo 2 savo kovinius komplektus, tai yra 36 raketos, tai kainuoja maždaug $100 milijonų JAV. Tai skaičiai yra ne iš kažkur paimti. Būtent Lietuva prieš porą metų įsigijo 100 oro gynybos AMRAAM raketų ir jie kainavo $100 milijonų JAV. Tai galime suprasti, kad teoriškai ir galvojant patį geriausią variantą, tokiu būdu mes galime nukauti 36 taikinius. Ir tai kainuoja $100 milijonų. Tai tiesiog tiem, kurie garsiai rėkia, kaip mes galime čia viską kauti ir neribotais kiekiais, reikėtų susimastyti, už kokias lėšas tai galima būtų pirkti. Iš kitos pusės ne viską galima kauti tom pačiom NASAMS. Mes negalėtume, tarkim, Iskander M raketos, tai yra balistinė trajektorija, skrendančios raketos, ką naudoja vėlgi tie patys rusai savo kombinuotose atakuose, numušti į Vilnių skrendančios tokios raketos su tuo pačiu NASAMS. Čia jau reikia tolimojo nuotolio kitokios ginklų sistemos. Kalbėkime apibendrintai, vėlgi tas pats Patriotas. Ten kainos vėlgi kitos. Tai galime įsivaizduoti, kai mes šnekame, kaip mes kažko nenumušame, kiek tas numušimas teoriškai galėtų mums kainuoti resursų ir iš kur mes juos galėtume gauti. Žinoma, žongliruoti skaičiais, pinigais, tokiais dideliais pinigais ir tuo dangstytis biurokratiškai, kad nelabai ką galim padaryti, nei kas nori, nei kas ruošiasi. Todėl tikrai minėjau radarus, mes gauname ir perkame mobilias oro gynybos sistemas arba S-70, tai yra gerokai pigesnėmis raketomis šaudančias sistemas, ir būtent tokiomis raketomis ginkluotos sistemos ir šiuo metu, būti nepasakysiu pasienį, vieta nėra, tiesiog nėra skelbiama, tačiau oro gynybos bataliono vienetai vėlgi būti ir saugo. Varėnos dronas, kaip aš jį vadinu, jis atskrido šiek tiek iš kitos pusės. Tai vėlgi galima turėti dvigubą tokį požiūrį. Rastas pasiteisinimas, atskrido iš kitos pusės, mes jo nenumušėm. Iš trečios pusės mes darom labai reikalingus dalykus, žingsnius, ką mes ir privalome daryti, bet tai, įsiklausykite, labai daug kainuoja. Tai gal kažkuria prasme ir kažkuria apimtimi yra teisūs tie politikai, tas, kaip čia pasakyti, kolektyvinis Remigijus Žemaitaitis, kuris sako, kad klausykit, užuot čia rausę kažkokias žemės, kaip jisai ten formuluoja, ir poligonus ir panašiai, mes visas lėšas ir pastangas mestume vis dėlto bent kažkiek uždengti dangų? Ne ten resursai skiriami? Aš supratau, bet karyba yra toksai ir gynyba apskritai yra toks kompleksinis reikalas ir man patiko vieno jau Lietuvos generolo pasakymas, kad, žinot, mes galime viską investuoti į oro gynybą, tačiau priešas ateis kojelėmis, žemele ir visą tai pasims. Tiesiog perims. Tai vėlgi tai pakankamai supaprastintas požiūris, tačiau jis atskleidžia esmę. Mes turėtume vystyti daugiau ar mažiau, jau čia strategijos požiūris, taktikos, skaičiavimo požiūris, visas savo 4 ginkluotųjų pajėgų rūšis daugiau mažiau vienodai. Ir ilgą laiką taip tiesiog buvo ir pakankamai buvo teisingas dar iki Ukrainos karo pradžios požiūris, kad viena pajėgų rūšis, tai yra sausumos pajėgos, joms teikiamas prioritetas. Nes mes vėlgi buvome, basi pliki, tai paprastai tariant, o kalbant apie oro gynybą, šiek tiek daugiau įsivaizdavome ir ko gero teisingai tuo metu įsivaizdavome, kad mus pridengs NATO oro policijos misija, kuri gali virsti į oro gynybos misiją reikalui esant ir panašiai. Dabar matome, kad tiesiog, požiūris gal ir buvo teisingas, bet aplinkybės keičiasi ir su naujais kariavimo būdais, bent jau tuos minimalius namų darbus, tai yra dronų identifikaciją, numušimą, mes tikrai galime patys pasidaryti ir, patriotų tų vadinamų tam dalykui mums nereikia.
Taigi tai mums yra įperkama ir tai, kaip minėjau, vyksta. Ačiū Jums labai už pokalbį. Čia buvo karybos istorikas ir tyrinėtojas Giedrius Petkevičius. Po trumpos pertraukos susitiksime kitoje laidos dalyje.